Komentaruose kažkas rašė, jog pas mus vien tik neeilinės situacijos. Tai leiskit jums parodyti eilinę situaciją. Štai klientas, kuris mums pradėjo rašyti 24 metais 11 mėnesį, ieško automobilio, domisi mūsų paslaugom, kas kiek kainuoja, kaip veikia, viskas liuks, iki kol atsiunčia skelbimą ir pasakom, kiek patikra kainuos. Parašė ačiū, bet brangoka už tokio auto, gal kitą kartą, whatever. Po to atsiunčia Volvo V90 20 metų, sakom 320 patikra, ir žodžiu, brangoka jam dar vis dėlto ta mūsų paslauga ir nusprendžia pats nuvažiuoti nusipirkti. Ir jau po to mums rašo, nesenai, labą dieną, noriu iš jūsų konsultacijos, nes manau esat susidūrę su panašiais atvejais. Pirkome automobilį Opel Insignia, atvažiavus iš Marijampolės iki Kauno, užsidegė variklio ženklas. Tai žodžiu, trumpai ir aiškiai apie situaciją. Žmogui pardavė lavoną, susitvarkė turbiną, purkštukus, nieks nepadėjo ir dabar bando susigrąžinti pinigus iš pardavėjo. Pardavėjas sako, jūs gal blogą kurą užpylėt, dėl to ir sugedo, nieko aš jums negrąžinsiu. Ir žodžiu, koks tolimesnis kelias į teismą, 2 metai proceso, didelės išlaidos ir klausimas, ar pavyks laimėti ar ne. Tai žmogus pataupė, neblogai pataupė, ne ant patikros, su mūsų patikra būtų išvengęs. Bet skupas moka 2 sykius ir kartais daug daugiau negu 2 sykius. Jūs taip nedarykite.